Sveiki, mėlyjei Kandeliarijos bičiuliai, draugai, svečiai, visi, kurie čia užsukote ir paspaudėte žiūrėti. Jaučiame jau pavasario alsavimą, kovą ateinantį už kelių dienų. Taigi ir žvilgtelėsime, koksgi tas kovas bus jums pagal kiekvieno zodiako ženklą. Taigi, emocinis kovo fonas kiekvienam iš jūsų. Žvilgtelėsime avinams, koks bus emociškai kovas, jaučiams, dvyniams, vėžiams, liūtams, mergelėms, svarstyklėms, skorpionams, šauliams, ožiaragiams, vandeniams ir žuvytėms. Emocinis fonas. Taip, na ir kokiagi kovo mėnesio raktiniai įvykiai, kas tokio jūsų gyvenime įvyks, raktiniai įvykiai kovo mėnesį, apie ką suksis būtent reikalai šį mėnesį avinams, jaučiams, dvyniams, vėžiams, liūtams, mergelėms, svarstyklėms, skorpionams, šauliams, ožiaragiams, vandeniams ir žuvims. Kasgi pliuse bus kovo mėnesį, kokį pliusą atneš kovo mėnuo jums, žvilgtelėsime pliusinės kovo mėnesio pusės kiekvienam iš jūsų. Avinams pliusas kovo mėnesio, jaučiams, dvyniams, vėžiukams, liūtams, mergelėms, svarstyklėms, skorpionams, šauliams, ožiaragiams, vandeniams ir žuvim. Pliusiniai įvykiai kovo mėnesį. Kasgi tokio kovo mėnesį bus ne taip, kaip jūs norėsite, galbūt užsitemps, užsidels arba nueis į minusą, galbūt netgi iš jūsų gyvenimo išeis, tai toksai minusinis aspektas kovo mėnesio avinams, jaučiams, dvyniams, vėžiams, liūtams, mergelėms, svarstyklėms, skorpionams, šauliams, ožiaragiams, vandeniams ir žuvytėms. Ir baigiamasis palinkėjimas, kuris kaip afirmacija, kaip stiprus toksai kodas kiekvienam iš jūsų. Lemtingas kovo mėnesį, tai verta atkreipdėmėsi, verta prisiminti ir žinoti, kad taip yra ir taip bus. Avinams, jaučiams, dvyniams, vėžiams, liūtams, mergelėms, svarstyklėms, skorpionams, šauliams, ožiaragiams, vandeniams ir žuvytėms. Štai kovo mėnesio įžvalgų ratas ir pradėsime analizuoti, ką kiekvienam iš jūsų jis lemia. Taigi, avinukams. Avinukams šnekam, kad
emocinis fonas bus gana toksai geras, linksmas, jūs galėsite atskleisti savo originalumą, savo sugebėjimus, savo gerasias, ypatingasias pusės ir tam kovas yra tinkamas. Taip pat rodo, kad kovo mėnesį avinų gyvenime raktiniai įvykiai yra susiję su namų žmogum, su pačiais namais, sėkme ir vyriškiom. Raktiniai įvykiai jūsų gyvenime, jeigu moteris žiūri, tai tiesiog antroji pusė. Jeigu vyras žiūrėtų, tai gali rodyti jūsų vyriškumą. Ir visgi, reiškia, rodo, kad į pliusą eina pasirinkimai ir meilės reikalai, net vyriausias arkanas mylimieji iškrenta ir tai rodo išties tokią stiprią energetiką meilės srityje, šeimos srityje ir pats emocinis fonas yra džiugus. Kas į minusą galėtų nueiti, tai būtent į minusą nueina konkurenciniai klausimai. Tarsi ta konkurencija, kuri buvo jūsų gyvenime, kur teko jums kovoti, jinai nusiminusuoja ir jūs galų gale, reiškia, suprantate, kad konkurencija duoda tam tikrą tokią raktinį supratimą, kad svarbiausias šitam gyvenime esi tu. Ir čia šneka, reiškia, apie pasirinkimą, aš renkuosi save. Kas bebūtų, kur bebūtų, kokie įvykiai meilės darbiniam fronte būtų, namuose, jūs esate svarbiausias. Jūs pats su savo, reiškia, vidiniu pasauliu, su mąstymu, su širdies išgyvenimais, su savo sveikata, su savo tikslais. Ir visados visų pirmiausiai pasirinkimą, kai darysite, rinkite save. Ir tai bus pats teisingiausias pasirinkimas – rinkti save. Kai jūs rinksite save, tai ir jūs rinksis kiti. Tai yra toksai kodas. Niekados nesistengkite, tarsi arba nugalėti, arba įtikti kažkam, o rinkite save. Ir tada jūsų gyvenimą ateina labai sėkmingi, reiškia, įvykiai, išvarantis, reiškia, kažkokią konkurenciją, kažkokius nemalonius įvykius. Per pasirinkimą savęs jūs esate teisingam kely, meilėje, su savim ir su savo artimaisiais. Tai būtų toks kovo mėnuo avinukams. Taigi, žiūrime jautukams, kasgi nusimato jautukams kovo mėnesį ir žvilgtelkim. Taigi, jums šneka, visos kortos ir žiūrimos, ypač emocinių fonų, yra žiūrimos tiesiai. Taigi, reiškia, jautukai, jie yra tvirti kovo mėnesį, mėnuo yra tvirtas, jums kaip žmogui, jūs galite veikti vienas, pasiekimus irgi kovo mėnesį užtvirtinti pats vienas, nereikia niekieno jums pagalbos ir čia mes matome tokią gražią karalienę, gražią moterį, kuri tarp gėlių, tarp šviesų su karūna, jinai pati klesti, pati žydi, kaip sakant, nebijanti veikti, pradėti veiklą. Tai yra emocinis fonas tokio pasitikinčio žmogaus, kada aš žinau, ką darau, dėl ko darau ir kas iš to bus. Raktiniai įvykiai yra susiję, aišku, čia gali būti ir dėl vyro, sakykime, jeigu vyras žiūri, irgi rodo, nebijok veikti vienas. Taigi,
raktiniai įvykiai susiję yra su gyvenimu, su sveikata, su protėviais ir su įsitvirtinimu. Daugiausiai dėmesio vis dėlto reikėtų atkreipti į sveikatą, į giminių sveikatą, į artimųjų sveikatą, į stabilumą ir lėtą tokį, reiškia, augimą. Pliusas jautukams būtent ir yra tame, kad jūs nebijodami prisimti atsakomybės už savo gyvenimą, už savo artimųjų gyvenimą, savo sveikatą, žinote, ką darote. Turite tą vidinį žinojimą, išmintį ir šviesą. Ir jūs galite, kaip sakant, į minusą jums nueina tas laukimas, kad, nieko čia gero jau ir nebus. Dėlsimas, laukimas, nusiminimas, jūsų gyvenime tai nebūdinga. Jeigu buvo, jūs sugebate tą tokį kažkokią, sakykime, laukiu kažko, bet jau nebesitikiu sulaukti, o būtent kovo mėnuo jums leidžia tą judesį į priekį per išmintį, supratimą, kad viskas priklauso nuo jūsų. Ir baigiamasis palinkėjimas jums kalba apie kontrolę, kad aš paleidžiu kontrolę ir visata mane apdovanoja begaliniu gėriu. Taigi, dar reikia nepamiršti tokį dalyką, kadangi žmogus yra veiklus, išmintingas, pažinęs vidinę šviesą, su tvirtom šaknim, sakykime, protėvių genai, tvirta šeima. Galbūt jūs norite sukontroliuoti, sakykime, ne tik savo veiksmus ir kitų veiksmus. Tai sako, šito daryti galbūt jums nereikia. Dėl to neverta liūdėti, jeigu kažkas ne pagal jūs yra. Tiesiog paleisti kontrolę ir visada apdovanos tave begaliniu gėriu. Būtent tą laisvę, tuo augimu ir tą šviesą. Štai taip su jautukais. Jautukai nori, reiškia, veikti vieni, nebijo veikti, bet nereikia, reiškia, kontroliuoti kiekvieno žingsnio, o kaipgi bus, ką aš gausiu. Veikite, o visata apdovanos begaliniu gėriu. Pasitikėkite ir visata. Taigi, o dvyniams, koksgi bus kovas? Štai dvyniai bus tokiam emociniam stovi, kada jie dėkos. Tiesiog dėkos už viską, ką turi. Džiaugsis, klestės kaip vaikas, kiekvieno čia akmenėlių, kiekviena gėlytė, kiekvieno saulės spindulėlių, vienu žodžiu. Viskas, kas aplink. Džiaugsis dvyniai ir raktiniai įvykiai yra susiję su pozityviais pokyčiais šeimoje, gyvenime, su migraciniais pokyčiais. Tai yra džiaugsmingas toksai tarsi kaip džiaugiasi, kad gandrai parskrido, džiaugiasi, kad kovai parskrido, džiaugiasi pokyčiais savo būtim ir viską, ką turim. Į pliusą išeina finansiniai klausimai, bus duodami didžiuliai šansai dvyniams išlošti, gauti, sutvarkyti, investuoti, galų gale tą sėklą kažkokią pasėti ir po to turėti gerus rezultatus. Minusiniam aspekte kažkodėl krenta žmogus, karalius, kardu. Tarsi jis praranda įtakas, svarbą kaip buvęs žmogus, buvęs dėstytojas, vadovas, vyras, valdovas, bendrai tas, kas kontroliavo, gydytojas gali būti, visa tai, kas buvo susiję su kokiu tai šaltumu, išskaičiavimu,
Visa tai iš dvynių gyvenimų išeina ir čia kalba patariamoji eina apie tai, apie svarbą, kad jūs paleisite susireikšminimą ir atsipalaiduosite. Taigi, toksai jums mėnesio kodas svarba. Aš paleidžiu sureikšminimą ir atsipalaiduoju. Jūs tiesiog džiaugsitės gyvenimu, dėkosite ir jums viskas seksis. Tai būtų dvyniams. Na, o vėžiukams koksgi bus kovo mėnuo. Štai vėžiai kaip tik išsikels tikslus. Pačius geriausius, pačius didžiausius tikslus nusimatys, ko jie sieks šį pavasarį. Ką darys, kur važiuos, ką sodins. Na, vienu žodžiu, planavimo mėnuo ir emocijos būtent tokios ir su tuom ir labai tokios žydinčios ir klestinčios. Vėžiai tiesiog raktiniai įvykiai yra moterims su moteriškom energijom, pačia savim, su jūsų moteriškumu, su jūsų atgimimu. Vyrams būtų su jo moterim. Na ir toksai atsigavimo mėnuo tiesiog. Į pliusą ateina tai, kad jūs atstovite kažkokias būtent ribas tiek savęs, tiek savo tikslų, savo gyvenimo atstovite ir, kaip sakant, į savo gyvenimą neįsileidžiate kokių tai įsibrovėlių, kurie norėtų įsibrauti. Galbūt netgi iš vaikystės, draugų, giminaičių. Visą tai jūs kaip tai atmušat ir čia, kaip sakant, burbulų nebepūsiu ir dindų neišmušinėsiu. Vėžiai nuo to atsisako ir patarimas yra toksai prabanga, aš mėgaujuosi prabanga. Taigi vėžiams mėnuo yra būtent tikslų, savęs, savo ribų atstovėjimo ir būtent mėgavimusi prabanga. Gerai, o štai kasgi laukia liūtų. Na, emocinis fonas pats liūtas. Emociniam fone su deglu, lyderystė, siekių turėjimas, tikslų turėjimas, su didelė jėga judėjimas link tikslų, raktiniai įvykiai būtent išėjimas į visuomenę, ant podiumo, galbūt koncertai, galbūt teatrai, galbūt svečiai, į svečius, daug švenčių, daug klestėjimo, tiesiog džiaugsmingas, toks sėkmingas laikotarpis. Ir į pliusą galbūt jums bus tam tikrų tokių gal džiaugsmingų akimirkų susijusių su vaikų pasiekimais, su nauja pradžia. Jeigu jūs nusimatysite kažką naujo, darysite vabankinius ėjimus. Galgi netgi liūtai, jeigu esate jaunos moteris, jauni žmonės, suplanuosite vaikus, naujus darbus, naujus siekius. Yra vabankiniai dalykai. Kažkas naujo, kas jums sėkmingai seksis. Ir galbūt, jeigu imti vyrą ir jo ten politinės ambicijas ar verslo klausimus, kokius tai čia į minusą, jeigu eitų kalba apie kažkokį, statusą, sakykime, čia atrodo viskas gerai, statusas yra nauja pradžia, bet pačio dar karališko statuso nėra. Tiek vyrui, tiek moteriai. Dar to statuso reikės palaukti. Tarsi laukia tik suplanavimas to statuso, bet to statuso dar nėra. Nu ir kągi jums baigiamasis toks palinkėjimas apie kokybę. Kad iš manęs supančios gausos aš renkuosi kokybę. Jūs rinksitės kokybę, belė kokių niekučių nepirkiosite, negyvensite su kiču, o rinksitės
kokybiškus daiktus, kokybišką aplinką, kokybišką maistą ir vienu žodžiu gyvensite kokybišką gyvenimą. Mergelės. Pasižiūrėm mergelių, kasgi laukia kovo mėnesį. Mergelės irgi pradės planuoti pavasario darbus ir galvos, kągi čia man nuveikti šį pavasarį, šį mėnesį. Ir emocinis fonas irgi yra, tarsi jūs pasižiūrite, kad galbūt kovo mėnesį aš norėčiau kažkur pabūt gamto, kokios tai muzikos, upelio pasiklausyti. Gal toliau galiu išvykti, gal arčiau, gal čia pat. Ir jūs jau nusimatote tą, reiškia, sieki, džiaugsmą ir emocija jūsų yra gera. Ko aš noriu, jūs žinote. Raktiniai įvykiai yra susiję su vaikais, su kažkuo nedideliu tarsi. Ir į pliusą jums tikrai viską, ką jūs suplanuosite, jeigu ir rinksitės tos tikslus, galbūt jūs ne pačius didžiausius rinksitės, bet jūs lydės sėkmė, jūsų vaikus taip pat, ir jeigu jūs planuojat kažkur važiuoti, taip pat pasiseks. Tačiau, jeigu jūs, sakykime, planuojat kažkokius prizus gauti, konkursus kažkokius laimėti, yra nauja pradžia sėkminga, pliusiniai įvykiai, tačiau kažko didelio, ko jūs norite, dar šį mėnesį jūs tik suplanuosite, bet dar, reiškia, tą prizą kovo mėnesį negaunat, galbūt jūs gausite jį balandžio mėnesį. Tai čia yra tokie dalykai, tie galutiniai, reiškia, rezultatai, pergalės tos šiek tiek vėliau. Na ir palinkėjimas jums, pulsavimas, aš jaučiu savo kūną. Jums tiesiog sako, jausk gyvenimą, jausk savo kūną. Tiesiog jausk save, būk su savim. Ir iš tikrųjų judėsite pirmin. Svarstyklės. Kasgi su svarstyklėm? Svarstyklės bus ant bangos, tiesiog pagaus bangą ir judės, sėkmingai, laimingai, džiaugsmingai džiaugsis pavasario energijomis. Ir raktiniai įvykiai bus susiję su sutartimis, įsipareigojimais, galbūt darbinės sutartys arba netgi vedybiniai klausimai. Į pliusą eina kūrybinis potencialas, meilės klausimai. Jūs kaip mylinti moteris jausitės laisvai, džiaugsmingai ant bangos, su žiedeliu galbūt ant pirštelio, mylima. Ir visa tai, kas buvo tokio sunkaus, kaip gynybiniai kažkokie procesai, atstovėti save, atstovėti savo įsitikinimus ir panašiai. Jūs nuo šito atsitrauksite ir tiesiog pajusite savo vidinę tą galią. Iš tikrųjų, svarstyklėm kovo mėnuo yra labai sėkmingas. Kupinas džiaugsmo, jūs patirsite tokį potencialą meilėje, įsipareigojimuose ir judesi, ir jums šneka apie vidinę galią. Viskas, ko trokštų, yra manyje. Aš susijungiu su savo vidinė galia. Reiškia, jūs būsite ant bangos savo vidiniai galioj ir jums nieko niekam įrodinėti nebereikės. Kągi, sėkmės svarstyklėm, žiūrime skorpionus. Skorpionai, kaip visados, jie galvoja apie didelę ateitį ir turi tokių svajonių kaip vaikai, ką aš dar daugiau galiu pasiekti. Ir emocinis fonas toks yra, tačiau raktiniai įvykiai, jie šiek tiek, reiškia, atskleidžia jūsų romantinės nuotaikas, bet iš
negatyviosios tokios pusės, aspekto negatyvaus. Tarsi žiūrite, į mėnulį svajojate ir beveik negalit patikėti, kad tai gali įvykti jūsų gyvenime. Į pliusą vis dėlto būtų didelis pliusas jums žmogui kaip besimokančiam arba bemokančiam kitus. Krenta pliuse šeima, tradicijos, mokymasis ir mokymas. Minuse būtų tas toksai nusivylimas, matote daug, praradimų ir daug galimybių. Tačiau visa ta emocija nusiminimų, kokio tai praradimo pradeda gydytis ir praeidinėja. Jūs turite tikslų ir jums šneka, palinkėjimo kodas, tikslas, aš sutelkiu dėmesį tai, ko trokštu savo gyvenime. Jums reikia sutelkti dėmesį tai, ko jūs trokštate, ir jums yra būtent šį mėnesį didelis potencialas, nusimatyti tuos tikslus ir išmokti ir išmokyti galbūt net kitus. Ir mažiau matykite minusinės dalis, o pamatykite galimybės. Tai būtų skorpionams. Kągi, einame prie šaulių ir žvilgtelėkime, koks kovo mėnuo šauliams. Šauliai. Šauliai reiškia tarsi dvasiniam nušvitime, emocinis fonas, viskas gerai, viskas žydi, klesti, daug spalvų, daug sėkmės, galite puikuotis, jaučiatės gražus, galingas ir stiprus žmogus, ir raktiniai įvykiai yra susiję su tikslais, sėkme, aistra, net galbūt karjeros kažkokiais pokyčiais. Ir į pliusą jums ateina tokios pasirinkimo galimybės, kada jūs suplanuojate jau savo gyvenimą su praplėstom tokiom ribom. Buvo suspaustas jūsų gyvenimas ir staiga tos ribos prasiplėtė ir jūs suplanuojate, kaip įveikti kliūtis, visus povandeninius, rifus, ir darote sprendimus dėl ateities. Į minusą kaip ir balta korta iškrenta, minuso net neatskleidžia, jūs apie tai negalvojate. Ir patarimas jums kaip kodas, aš visada galiu sugrįžti save ir į gausą. Jūs turite savo, stuburą, savo ašį ir visada galite sugrįžti save ir į gausą. Ta jums rodo ir jums mėnuo yra sėkmingas. Šauliams yra sėkmingas mėnuo. Gerai, žiūrime ožiaragius. Kasgi su ožiaragiais? Ožiaragiai. Ožiaragiai pasitelkia savo, intuiciją, kaip naktį jinai ateitų, kaip pelėdom apsireiškia. Pradedate levituoti, skristi ir suprantat, ko norite, ir nusimatote intuicijos pagalba tolimesnė, tokia kovo mėnesio, sakykime, emocija yra, ką aš darysiu. Tarsi pakilot virš visų rūpesčių ir svajojate ir planuojate. Ir raktiniai įvykiai jums yra būtent susiję su ateities perspektyvom, su pervažiavimais, su kelionėm ir pliusiniais dalykais. Jūs esate toks žmogus labai blaiviai, realiai mąstantis. Gali būti, kad priimsite rimtus sprendimus dėl persikraustymų, dėl pervažiavimų, dėl ateities perspektyvų. Gal pirksite kelialapius, gal kažką suplanuosite išmokti, padaryti. Tai yra rimti tokie ketinimai jūsų, intuicijos pagalba. Ir tai, kas jūs, neramino, kažkokia atrodė pabaiga, slėgė,
visa tai pasibaigs, kai jūs galų gale nusimatysite, kad būtent ką aš ruošiuosi ir kur aš ruošiuosi. Ir taip šaltai, blaiviai, intuicijos pagalba priimat sprendimus. Ir jums palinkėjimo kodas yra vertinimas. Aš vertinu ir džiaugiuosi pinigais, kuriuos turiu. Škia jūs vertinsit ir džiaugsitės pinigais, kuriuos turit. Ir kokia tai emocinė, negatyvi pabaiga šių gyvenimų išeina, kur buvo galbūt vakarėliai, linksmybės, visą tai jūs galų gale blaiviai pamastot ir išbraukėte iš savo, kaip sakant, gyvenimo perspektyvų ir judate pirmin. Kągi, vandeniai. Pasižiūrėkime vandeniams, koksgi bus kovo mėnuo. Emocinis fonas yra vandeniams nauja pradžia, kaip Feniksui pakilti iš pelenų, jūs pradėsite naują gyvenimą, visiškai kitokį negu iki šiol. Ir tai jums duos sparnus, duos naujas spalvas, naujas galimybės, naują energiją, pakilt labai aukštai ir tarsi jums įvyksta didysis atgimimas. Praktiniai dalykai yra susiję su stabilumu, su darbu, su tokiu darbiniu judesiu. Visa tai, kas jūsų gyvenime buvo tarsi toks vaikiška konkurencija įrodyti savo tiesas, savo jėgą, savo prioritetus. Visa tai, reiškia, jūs galėsit parodyti, kad jūs sugebat, kad jūs galite, kad jūs esate lygiavertis, sakykime, partneris, lygiavertis kompanionas, veikėjas ir žmogus, turintis savo, kaip sakant, tą energiją, galintis atstovėti už save, su savo nuomonė, su savo tikslais. Ir iš jūsų gyvenimo, reiškia, išeina kokie tai vabaginiai, nuliniai dalykai, apsinulinimai. Jūs neberizikuosite, nebekvailiosite ir kas jau naujų išbandymų tokių kaip nedarot, o viską stabilizuojate, pakylate į naują gyvenimą, naujas perspektyvas. Ir jūsų kodas šio mėnesio yra jėga, aš galiu viską. Ir būtent tai ir parodo visos kortos, kaip tęsinys yra baigiamasis kodas, jėga, aš galiu viską. Vandeniai gali viską, kovo mėnesį. Kągi, pasižiūrime žuvytės. Žuvytės gyvens momente, jos kiekvieną saulės spindulį gaudys ir iš kažkokios depresinės būsenos pakils. Raktiniai įvykiai yra su ištikimybė, su draugiškumu, draugystė, prisirišimu ir tai yra puiku, draugų būrys. Pliusą jums eina šeimos klausimai, pinigų klausimai, yra viskas gerai, tačiau kas liečia juridinius klausimus, yra kažkokių tai galbūt neteisybių jūsų atžvilgių arba ne visiškai sutvarkyti yra juridiniai klausimai žuvytėm. Tačiau ir tai šį mėnesį reiškia, kaip tai gal nebus visiškai užbaigta, bet jie nusiminusuos. Jums šneka, reiškia, kodinis palinkėjimas yra apie perteklių, kad mano sąskaitoje visada yra daugiau pinigų, nei man jų reikia. Būtent apie tai žuvim eina kalba, kad jūs turite pinigų daugiau negu jums reikia. Netgi galbūt čia gal yra ne visiškai teisingi mainai jūsų atžvilgių, bet pinigų jums užtenka, jūs esate draugiškas, ištikimas žmogus, turite draugų ir jie jums padeda išjudėti, kai būnate bėdoje. Kągi, štai tokios įžvalgos kovo mėnesio kiekvienam zodiako ženklui ir bendrai užbaigiant
galima pasakyti, kad kovo mėnuo yra toksai tarsi žiema išeina ir jūs paleidžiate tai, kas buvo, išmokstate, reiškia, paleisti tą įšalą. Raktiniai įvykiai kovo mėnesio yra tikrai tokie atgimstantis, širdis išeina, meilės, tikslų kupini, reiškia, įvykiai su meilė, su tikslais, su gyvenimo perspektyvom susiję. Į pliusą kovo mėnuo veda kūrybinį procesą, judesį, norų ir tikslų turėjimą, kūrybinis netgi dainos, eilėraščiai, gali būti įkvėpimas. Kovo mėnesį minusas gali būti kokie tai pasauliniai įvykiai pasaulyje, gali būti minusiniai, sakykime. Galbūt planuoti jūs galite, bet kažkur važiuoti gal ir nereikėtų per daug kovo mėnesį dar. Ir bendras kodas kovo mėnesiui būtų apie trauką eina kalba. Aš lyg magnetas traukiu gausą ir gerovę. Taigi šį mėnesį jūs galite pritraukti gausą ir gerovę. Jums šito ir linki Kandelarija. Puikaus, gražaus kovo mėnesio, atgimimo, tokio atsigavimo, šalčio paleidimo ir džiaugsmingų saulės spindulių bei paukštelių čirenimų bei pirmųjų gėlių. Iki. Laukiu iš jūsų grįžtamųjų ryšių, atsiliepimų, patiktukų ir iki kitų pasimatymų.